Kurorto šventės metu prasidėjęs 9. tarptautinis menų festivalis Druskininkų vasara su Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu baigėsi. Sveikatos ir poilsio centro Spa Vilnius Sana konferencijų salėje ketvirtadienį surengtas baigiamasis didžiojo menininko gimtadieniui skirtas koncertas. Iškilmingame renginyje išskirtinio dėmesio sulaukė Druskininkų garbės pilietis, menotyrininkas, Čiurlionio kūrybos tyrinėtojas ir gerbėjas Adalbertas Nedzelskis, savo gimtadienį šventęs rugsėjo 21-ąją. Renginyje Lietuvos muzikų rėmimo fondo direktorė Liucija Stulgienė pasidžiaugė tęsiamomis festivalio tradicijomis ir tuo, jog tarptautinė organizacija UNESCO Čiurlionio mirties sukaktį įtraukė į pasaulio minėtinų datų sąrašą. Festivalio Druskininkų vasara su Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu organizatoriai dėkojo visiems festivalio dalyviams, rėmėjams, partneriams ir žinoma druskininkiečiams bei miesto svečiams aktyviai dalyvavusiems festivalio renginiuose. Žiūrėjau, visą laiką salės buvo pilnos. Ir sanatorijų salės, ir kultūros centrų, ir muziejų salės. Ir mus labai džiugina, kad druskininkiečiai ir kurorto svečiai vis labiau domisi festivaliu. Ir mums atrodo, kad mes net užsiauginom savo klausytoje koncertų. Tiesiog džiaugiamės, kad mes čia turim tokią, kad čia laukiami esam, kad čia viskas sklandžiai vyksta, kad savivaldybė labai dalykiškai ir kultūros, švietimo įstaigos ir, sakyčiau, verslininkai labai domisi festivaliu, remia savo galimybių ribose ir mes čia tikrai, matyti, daug metų dar matom gražią perspektyvą, kad Čiurlionio vardas skambėtų. Iškilmingo tarptautinio menų festivalio Druskininkų vasara su Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu uždarimui ir Čiurlionio gimtadieniui skirto koncerto metu buvo galima pasiklausyti operos solistės Irenos Zelenkauskaitės ir Alytaus jaunimo simfoninio orkestro Svajonė atliekamų kūrinių. Beveik 4 mėnesius trukusio festivalio metu mūsų miesto muziejų, sanatorijų, spa centrų salėse, Druskininkų Liškiavos ir Senosios Varėnos bažnyčiose organizuota per 50 įvairiausių renginių, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 200 atlikėjų iš Lietuvos ir užsienio šalių.